Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra 25 metų rugsėjo 21 diena, sekmadienis ir į jūsų namus atkeliauja 45 Mozerio radio laida. Dėkoju jums visiems už tai, kad esame kartu. Džiaugiuosi tuo, kad mano žodžiai randa jumise atgarsį, kad jūs klausote, kad jūs išgirstate, kad mano žodžiai, kuriais su jumis dalinuosi, sukelia jums teigiamas emocijas. Šiandieną yra sekmadienis, todėl tokią dieną norisi dalintis tik tai šviesiais, gražiais dalykais. Tai tą kartu su jumis ir padarysime. Aš tiesiog pasidalinsiu keliomis savo mintimis. Jos jau buvo užrašytos anksčiau, tačiau panorau jas pats prisiminti ir pagalvojau, kad norėčiau jomis pasidalinti ir su jumis. Apie Saulę ir šviesą. Žvelgdami į Saulę, matome, kokia ji buvo prieš 8 minutes, o daiktus matome tik todėl, kad jie atspindi šviesą. Vadinasi, visa tai, ką matome šią akimirką aplink, yra jau praeitis. Aš nesiilgiu praeities. Nesiilgiu, bet labai ją vertinu. Apie jo man skirtą šios dienos laišką. Šiandieną išgirsiu ne vieną naujieną, bet jo parašytas ir būtent man skirtas šios dienos laiškas yra tik vienas. Suteik, prašau, man išminties jį rasti ir suprasti. Apie pergalės. Gal ir nieko ypatingo, bet šiandieną aš ir vėl švęsiu dar vieną mažytę savo pergalę. Apie laimėjimus ir pralaimėjimus. Žengiančių vien tik į priekį nėra. Todėl sakau tau, nesijaudink ir tu, jei teks žengti žingsnį atgal. Nes šioje kelionėje galiausiai pralaimi ne tie, kurie kartais žengia atgal, o tik tie, kurių žingsnių atgal yra daugiau nei jų žingsnių į priekį. Apie kaštoną. Tu niekur neskubi. Tu turi išminties, kantriai laukti ir viską, kas tau duota atlikti, atlieki pačiu tinkamiausiu laiku. Tiksliai tada, kai visa tai ir turi įvykti. Apie tai, ko aš paklausčiau savęs. Jeigu jo dabar paklausčiau, ko tu nori būti, kai užaugsi, jis dabar man atsakytų: noriu, kad užaugę žmonės liktų žmonėmis. Apie laimę, apie tai, kas yra laimingas, ką reiškia laimėti ir kas yra laimėtojas. Kiekviena diena mums suteikia tūkstančius pačių įvairiausių galimybių tapti laimėtojais. O juk kiekvienas laimėjimas tai ir galimybė jaustis laimingu. Išnaudok visas tau teikiamas galimybės tapti laimėtoju. Nepraleisk galimybės ir šiandieną jaustis laimingu. Ir taip daryk kiekvieną dieną. Apie laiką. 1 sekundė per sekundę. Nei greičiau, nei lėčiau. Jis nėra negailestingas. Jis išmintingas. Vertinkime jo išmintį. Mokykimės iš jo.
Duok man, prašau, ne tai, ko aš noriu, o tik tai, ko žmogui iš tiesų reikia. Apie laukimą. Gerai pamenu, kaip aš mokėjau laukti. Tiesiog laukti, kol praeis vos viena diena, o kartais, kaip tamsią naktį, pakeis saulėtas rytas. Dar gerai pamenu, kaip diena iš dienos, o kartais ir ištisas savaitės, mokėjau laukti tavo atsakymo į mano ranka tau parašytą laišką. Visus metus, mėnesių mėnesiais laukdavau žiemos ir pavasario švenčių ir turbūt būtent dėl to laukimo jos visai neskubėdavo pas mane ateiti. Bet aš mokėjau laukti ir tuo laukimu džiaugiausi. Todėl ir dabar nenoriu tavo greito atsakymo į mano tau parašytą laišką. Nes aš tikrai moku laukti. Nes man tikrai patinka kažko laukti. Apie tai, ką aš pastebėdavau eidamas vieškeliu. Eidamas vieškeliu pastebėdavau rodos patį mažiausią akmenėlį. Plaukdamas pievomis akimis glostydavau kiekvieną žolės stiebelį, o per bulviakasį klūpodamas ką tik suartoje dirvoje, delnu apkabindavau vėsios žemės grumstą. Ir apie kiekvieną iš šių stebuklų sukurdavau tūkstančius nuostabių istorijų. Girdėjau jas tik vienas aš, šypsojausi pats savo ir džiaugiausi jomis savyje nuo visų kitų už tylos pasislėpęs. Atsiprašau tavęs, kad buvau tuomet savanaudžiu. Bet juk laimingų gali būti ir tu, tik prisimink tai, ką kadaise visi mes mokėjom. Tiesiog džiaukis tuo, kuo kadaise visi mes mokėjome džiaugtis. Grįžau ką tik į namus visas šlapęs iki paskutinio siūlo, bet aš ir vėl esu laimingas. Laimingas, nes ir vėl stebėjau, vėl akimis glosčiau aplinką, kuri mane supa, ir manyje gimė dar viena nuostabios mano gyvenimo dienos istorija. Todėl dabar kviečiu ir tave. Sukurk savo istoriją. Todėl dabar linkiu aš tau, būk ir vėl laimingu, kokiu kadaise mokėjai būti. Linkiu tau iš visos širdies. Mėlyjeji, šiuo gražiu palinkėjimu atsisveikinu. Iki kitų greitų susitikimų. Linkiu gražios ir prasmingos dienos visiems mums. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kito karto.